Taigi, kaip sveriamas neišnešiotas naujagimis? Neišnešioto naujagimio sverimas yra labai svarbi procedūra tiek naujagimiui, tiek naujagimio tėvams, tiek personalui. Kaip žinome, po gimimo naujagimiai numeta tam tikrą svorio savo dalį. Taigi ankstukam labai svarbu matuoti kiekvieną gramą po gimimo. Neišnešiotas naujagimis sveriamas kasdieną. Naujagimio sverimas, ypatingai ankstuko, negali būti kažkoks tai nenuspėjamas ar improvizuotas. Naujagimis turi būti stabilios būklės, dažniausiai taip ir būna, dažniausiai ta procedūra atliekama ryte. Negali bet kada prieiti prie ankstuko ar ramybės periodo negalima nutraukti neišnešioto naujagimiui. Visos procedūros, taip pat ir sverimas neišnešiotam naujagimiui turi būti pasvertas, paskaičiuotas ir atliekamas tam tikrų laiku ir būdu. Priklausomai koks neišnešioto naujagimio gimimo svoris, tai naujagimį galima sverti ant svarstyklių arba netgi inkubatoriuje. Iki 1,5 kilogramo naujagimiai dažniausiai prižiūrimi ir gydomi ligoninėje inkubatoriuje, tai ta procedūra ir atliekama inkubatoriuje. Dažniausiai naujagimis turi būdrauti, negalima taip iš karto prieiti ir pabandyti pasverti naujagimį. Jeigu miega pažadinamas, priliečiamas šiltomis rankomis, naujagimis susipažįsta, kad su juo kažkas bus daroma, tada jeigu jis yra inkubatoriuje, pakeliamas ir nustatomi tam tikri inkubatoriaus parametrai, naujagimis pasveriamas. Prieš sveriant naujagimį inkubatoriuje yra pasveriami jo visi priedai, tai yra vystikliukai, taip, sauskelnės ir kad naujagimį mažiau trikdyti šios procedūros metu, jisai ir pasveriamas su tais visais vystiklais ir sauskelnėmis. Jeigu naujagimis sveriamas lizdelėje, tai pradžiai pasveriamas pats lizdelis, tada naujagimiui nuimamos sauskelnės ir jisai pakeliamas inkubatoriuje, išlaikoma tam tikra temperatūra, drėgmė, rankos turi būti šiltos, aišku, švarios, nuplautos, išlaikoma tam tikra ekspozicija ir tada naujagimis vėl paguldomas. Sveriant naujagimį, inkubatorius automatiškai paskaičiuoja būtent naujagimio, o ne lizdelio ir vystiklų svorį. Jeigu ankstukas yra truputį didesnis ar jau paaugęs ligoninėje, naujagimį galima sverti ant svarstyklių, bet irgi taip pat laikomas jo ramybės režimo, maitinimo režimo. Tai darome 1 kartą per dieną. Naujagimis dažniausiai irgi suvystomas į vystiklą, reikėtų naujagimį ant svarstyklių guldyti ant šono. Taip išlaikomos jo saugumo jausmas, naujagimio savireguliacija, tam, kad nepablogėtų naujagimio būklė. Po gimimo neišnešioto naujagimio svoris sumažėja. Įprastai atstato savo gimimo svorį naujagimis tada, kai jūs jau pilnai savarankiškai be papildomų skysčių valgo, yra maitinamas. Tai įvyksta per 2-3 savaitės. Neišnešioti naujagimiai svorio priauga lėčiau negu išnešiotas naujagimis. Yra tam tikros kreivės, per greitas svorio augimas nėra irgi gerai net ir ankstukui. Tam tikras nuoseklus svorio augimas, prižiūrimas naujagimis toks turi būti medikų. Įvertinama jo mityba ir maisto pasisavinimas, tik tai tada galima spręsti, kad vaikas tolygiai ir nuosekliai auga. Per dieną neišnešiotas naujagimis gali visiškai nepriaugti svorio. 500-600 gramų naujagimio svoris skaičiuojamas gramais arba lašeliais, kaip mes sakom. Gali būti 2 žingsniai į priekį ir 1 atgal. Ir vienos dienos svoris nebūtinai turi būti vertinamas kaip kažkokia tendencija. Gali būti, kad nors ir sveriamas kasdieną, bet svorio dinamika vertinama kelių dienų ar savaitės bėgyje. Vidutiniškai neišnešiotas naujagimis gali priaugti nuo 10 iki 30 gramų svorio. Aišku, kuo jisai didesnis, kuo jisai labiau jau pradeda žysti, tai tas svorio prieaugis yra didesnis. Ir per mėnesį turėtų priaugti, kai jau jo būklė pakankamai nebloga, apie 0,5 kilogramo.